Sveiki, aš esu Giedrė ir noriu Jums papasakoti, kaip galite stebėti savo laiką per veiklos ataskaitą video. Visų pirma, meniu pasirinkite veiklos ataskaitos modulį ir nuspręskite, kuriai zonai turėtų priklausyti Jūsų įrašai. Jei norite vesti savo įrašus, pasirinkite save kaip vartotoją arba galite pasirinkti kitus darbuotojus, jeigu jų įrašus norite matyti. Taip pat nuspręskite, kurią datą norite matyti. Jei komentarą norite suvesti labai greitai, tiesiog įrašykite tai, ką atlikote, tarkim šiuo atveju filmavimas, nurodykite darbo trukmę ir tuomet klaviatūrą spauskite Tab Enter. Užduotis išsisaugos. Detalesnius įrašus galite įvesti atidarę slaiderį per rodyklytę. Suveskite laiką nuo, iki, trukmė atsinaujins automatiškai. Tuomet pasirinkite zoną, kuriai užduotis priklauso, taip pat užduoties projektą ir užduoties etapą. Jeigu užduotis jau yra baigta, pažymėkite varnelę atliktą. Jeigu dar prie šios užduoties grįšite, langelį palikite atvirą. Užduotį išsaugojus, jos dešiniajame kamputyje galėsite pamatyti nuorodas į verslo informaciją, užduoties medį bei užduoties redagavimo formą. Jeigu norite įvesti įrašą į jau egzistuojančią užduotį, dėkite po komentaro 2 varneles, iš meniu pasirinkite, kuri konkrečiai tai užduotis buvo, suveskite laiką, vėlgi trukmė atsinaujins automatiškai, kiek laiko jūs dirbote, ir tuomet tiesiog greitai per Tab Enter išsaugokite užduotį. Visos užduotys atsiras veiklos ataskaitos sąraše. Jau suvestą įrašą galite redaguoti. Nueikite į komentaro stulpelį, spauskite ant įrašo, kurį pamatysite atsivėrusiai lentelį ir kliktelėję galite pataisyti komentarą. Tarkim, įrašyti, kad baigta, pakeisti trukmę, tuomet spauskite išsaugoti. Ir visa veiklos ataskaitos lentelė atsinaujins kartu su komentarų įrašu ir trukme. Ir jeigu norite visą šią informaciją dar kartą perskaityti, spauskite ant klaustuko ženklo. Linkiu sėkmės vedant veiklos ataskaitą. Jeigu jums žiūrint kilo klausimų, prašome susisiekti su mumis. Skambinkite mums arba rašykite į info@vero.lt.